Nu, gerai. 7 žmonas vedžiau lig šiai dienai, bet numirusius neverkiau nė vieno. Kam jų gailėtis, kam ašaruoti, kam man vesvesti, kam marin plaiduoti. Visas kaip vienas tata palei sieną, nes jos nuboda man naktį ir dieną. Pirmą parvedžiau seserį kleboną, parnešė daliais $500 000, par pokelį savo išeigas puikybės, praleido dalį ir mano gerybės. Man ją pabarus 2 savaitės verkė, sunkiai susirga ir akis užmerkė. Ją palaidojau labai iškilmingai, betgi našlauti nenorėjau ilgai. Antrą parvedžiau iš viso aplinko, vargšė beturtė dukrė kampininko. Ji, kai užmiršo bėdus vargus savo, iš mano savo ragus įgavo. Ji sakė savo, o aš sakiau savo, kol patsai biesus ėmė ir pagavo. Trečioji buvo graži pažiūrėti, biesas jai davė daugintų turėti. Tie, ką pradėjo pas ją lankyti, vienas man nusibodo dėl jų kankintis. Vienas svečias mano žmoną paviliojo, jį šaltą naktį pas jį nuziliojo. Paršalus gavo uždegimą baisų, nė gydytojai nebeatitaisė. Ketvirta buvo padori žmonelė, bet nelaiminga gėrė degtinėlė. Kartą įmovais kaip milsna liepsmelė, šmakš jai pro burną išlėkė dūšelė. Penktoji buvo padori ir smulki, bet mane laikė visuomet parmulki. Taip begudraujant pamiršo protėlis ir prasidėjo man sunkus vargėlis. Blaškėsi trankės per naktis ir dieną, kol aš palikau našlių vieną. Šeštą parvedęs vėl turėjau bėdą, nes buvau panaši ana į pelėdą ir vis gražuolė būti norėjo. Par kiauras dienas veidrodin žiūrėjo, muilą ir pudras sunkiai aplepimai, daktarai vaistai vis man išleidimai. Ir taip nukuoto visai nusigydė, tokios žmonėlis niekam nepavydė. Sekmą parvedžiau kliošturioje auklėta, ji dar su nieko buvo negulėta. Taip bedavatkaujant jį džiovą gavo, nors pas geriausius daktarus važiavo, bet negebėjo, vis lygo ir lygo, ir užmigdino amžinuoju miegu. Apkalba mane žmonės esant bjauru, prie moteriškių mano būdų žiauru, bet aš nė vienai šonkaulių nelaužiau, nemušiau kumščiams antausių nedaužiau. Visus, kai mirė, visa jų kaltybė, jų, o ne mano bjauri nedorybė. 7 vedžiau, daugiau nebevesiu, ir taip 11 amželių pabaigsiu.